Labą. Šiame video pakalbėsime, kaip instaliuoti EcoFlow vejos robotą, kaip atlikti visus veiksmus. Tai pirmiausia, be abejo, mes pasirūpinkime elektros tiekimu ten, kur bus stotelė. Paskui mes pasirūpinsime be abejonės EcoFlow programėlę. Čia bus QR kodas, jį nusiskanuosim, susikursim paskyrą. Ir Bluetooth paskui pats jisai pasisiūlys, kad va, turiu tokį daiktą ir prašom prisidėti prie savo paskyros. Toliau laukia mūsų antenos RTK pastatymas. Tai pirmą punktą aš praleidžiu, nes ten visiškai nieko įdomaus, rodoma kaip yra įrengt stotelę, tiesiog varžtus. Antras punktas yra pakankamai svarbus, tai yra antenos pozicija. Kaip matome šiame video, tai rodo, kad yra signalo stiprumas ir suras geriausią vietą. Tai šiuo atveju mūsų, kadangi su pamiškė, mums teko ją kabinti šiek tiek aukščiau, nes šlaitas jisai tikrai nėra geras mūsų draugas. Toliau mes pratempėm laidą iki stotelės, viską sujungiam, viskas paprasta. Mums rodo, koksai yra mūsų ryšys. Sako, kad jisai yra kaip ir geras. Toliau eisime su žoliapjove perimetrą. Tai praeisim šitą punktą. Robotas išjudė savo vietos. Tokia vaikiška pamokėlė, kaip valdyti robotą. Per vidurį yra žaistikėlis ir sako, apsuk mane ratu. Nu, tai mes tiesiog jį ir apsukam ratu. Ir pavažiuok į priekį. Bent jau 5 sekundės. Nu ir pavažiuojam. Štai, puiku, teises išlaikėm, galim vairuoti vejos robotą. Paprasta kaip 2x2. Vėl eina antenos testas. Dabar jau eina testas tarp roboto antenos kartu, nes jie visi dirba dalindamėsi savo informaciją, kad pasiektų kuo didesnį tikslumą. Užsikraus juostą. Nu ir pačioj startą. Rodomas bendras signalo stiprumas. Signalas yra stiprus. Viskas tvarkoje, galim pradėti veiksmus. Instaliuoti čia stotelę, prasukti, stotelė pozicija gera, viskas tvarkoj, viskas tinka, nieko koreguoti nereikia, o jei kažkas būtų negerai, tai jisai pats ir pasakytų, nu ką, mums dabar reikia jį nugabenti į stotelę. Tai padarysime su juo. Kam kyla dvejonių dėl rato, tai kaip matot, su koja lengva stumti, jokio pasipriešimo nėra. Ne va, sako, gerai, esu stotelėje. Nebestumiu. Va, melavau jums, reiškia, biškuliuką. Dabar apačio rašo, kad tie stotelė yra, fokusą dėja ne ten, bet suprastai eina. Viskas, trečias punktas, pats įdomiausias, pradėsim mes instaliavimo darbus. Sukurt žemėlapį apačioj. Neturi būti šunų, neturi būti kamolių, neturi būti jokių šakų. Žolė ne aukštesnė negu 8 cm. Patartume būtų iš vis robotą prieš leidžiant nusipjauti normalią žolę, nusirinkti visą šieną, visus kupstus, tam, kad jisai prižiūrėtų jūsų veją ir neleistų žoliai augti. O jisai nėra kaip ir žoliapjovė, kuri genės jums aukštą žolę. Na ką, pradėsim pasivaikščiojimą. Eisim perimetru, parodysim jam ribas. Labai patarčiau jums nevesti robotą palei pat kraštą. Palikite pažinčiai pirmai savaitėj pusę metro distanciją nuo savo pakraščių. Žemėlapį sukurt užtrunka 10-20 minučių dažniausiai. Taip kad nemanau, kad reikėtų jums nuo pirmo dar nesusipažinus su roboto darbo veikimo principais ir galimais palydovų kažkokiais ten netikslumais, nes yra kartais atveju, kada ir saulė turi įtakos, ir turim kaimynų tokių, kurie šiek tiek paslopina mūsų signalus, tai taip pat dėl saugumo tikrai palikčiau šiek tiek daugiau erdvės. O paskui matom, kaip robotas dirba, galima paskui tą žemėlapį pasikoreguoti. Na ką, pasistatomės į pirmiausia šalia stotelės. Taip, iškerčiau.
Na va. Spaudžiam start. Pradėsim perimetro pasivaikščiojimą. Robotas juda lėtai, neskubėkite ir jūs, nėra čia kur labai lakstyti. Apeisim teritoriją, prasipažiuosim visą savo plotą. Pas mus yra 20 arų, virš 20 arų plotas. Mes užtruksime apeiti perimetrą apie maždaug 15 minučių. Taip kad einam. Na štai, atvažiavom vietą, iš kur pradėjom, baigėm savo plotą. Išsaugom žemėlapį ir pažiūrėsim, kas mums čia gavosi. Žemėlapis išsisaugojo, dabar jisai mums parodo, kas čia kur kas yra, tai čia valdymas roboto. Parodo, kurios knopkės ką daro. Jeigu jums nėra patogi lietuvių kalba, jeigu jums nėra patogi anglų kalba, visą laiką galite pasidaryti ekrano nuotrauką ir su tekstu esamą foto įkelti į Google puslapį, ten yra vertėjas, jums viską išvers, bet kurią frazę, bet kurio meniu lango. Šiaip patogus reikalas. Aišku, būtų smagu, kad būtų lietuviška meniu, bet jo nėra. Štai mūsų žemėlapis, turim 20 arų, turim porą tokių vietų, kur, bus įdomu, kaip čia jums seksis. Belieka pradėti mums dirbti, bet prieš viską mano patarimas būtų toksai. Visas tokias vietas, medžiai, kiti medžiai, ten yra laibų medžių, ten yra visai plonų piršto storio medžių, ten yra krūmų, čia yra lysvės tokios vamzdžiuose. Tai apžymėkim robotui iš karto visus šiuos dalykus, tam, kad jam būtų lengviau planuotis maršrutą. Be abejo, mes jam galim palikti važiuoti, jisai matys su savo lazeriu skeneriu, bet ploni medeliai, kurie yra galuose, tai jie gali tiesiog važiuojant netyčia įstripti į šią vietą ir tuomet galim užstridinti robotą. Šiaip labai novatoriškai atrodantis daiktas, visiškai kitaip atrodo robotas negu įprastieji mūsų, mes jas vadinam vėžliais, ne dėl greičio, bet jis turi kiautą. Tai šitas robotas atrodo toksai biški iš kažkokio kosminio filmo pasisemtas minčių. Čia šviečia priekį, gale, indikacijos, jo pakaba galinė, pavyzdžiui, yra laisva. Jeigu aš pakelsiu robotą, tai mes matom, kad jisai gali lengviau ropoti į įvairias vietas. Čia yra lietaus sensorius. Jeigu prilyja vandens, kontaktas tiesiog susiliečia ir robotas grįžta į stotelę patupėti, kol nustos lyti. O mes programėlį galim padaryti, kiek laiko po lietaus jam dar pastovėti, kad nevažinėtų po šlapę žolę. Peiliukai tinka ir nuo Works šitam robotui. Tokia maža paslaptis, tik Works'o peiliukai yra šiek tiek trumpesni. Nieko čia daug nepakeistas trumpumas, nieko mes daug nepralaimėsim toje vietoje, bet jie yra čiut trumpesni, bet tinka. Taip, kad jeigu ten jums peiliuko originalas yra šiek tiek per brangus, tai visą laiką gali pasiieškoti alternatyvų. Na ką, dabar mums reikia apsižymėti teritorijas. Tai mes einam į meniu. Ten yra map, čia yra žemėlapio tvarkymas. Pridėsime plotą, pasitikrinam, ar viskas gerai, spaudžiam next ir jis pats iš karto duoda, nupieštas yra ką jis darys, tai jisai prašo apvesti vietas, per kurias reikėtų nevažiuoti jam. Šis procesas priklausomai pas kiekvieną bus kitoks. Mūsų atveju turime apie 30 tokių zonų, tai mes užtruksim apie pusę valandos kažkur visus jas apvažinėti. Kitame filmuke tiesiog parodysim, kaip tai darosi, kad būtų šiek tiek aiškiau, nes jums bus nuobodu žiūrėti, kol aš čia važinėsiu visus savo medelius. Tai va tiek, manom, paprastas, gražus, išskirtinis robotas, gan novatoriškas, keliantis daug diskusijų ir minčių, ypatingai priekiniai šitie ratai.
bet jie yra laisvi visi ratai. Taip pat jisai čiuožia ratais į priekį, sukdamas iš karto turi pasiruošęs posūkiui, jis yra nulinio apsisukimo, labai greit apsisuka robotas vietoje, kad pjautų atgal. Jeigu nepatinka nulinis apsisukimas, galim per meniu jį išjungti, robotas darys didesnį lanką. Bet virš 20-25 arų plotuose nepatartina to dalyko daryti, galite pabandyti, žiūrėti kaip pjauna, nes robotas gali normaliai nesudėlioti maršruto, kaip tą visą įveikti. Taip pat šitas robotas gali prižiūrėti ne vieną veją, mes vieną, kitą, trečią plotus galim susipiešti ir paskui turėsim jam parodyti, per kurią vietą jis turi patekti iš ploto A į plotą B. Pusės metro turi būti laisvas takas jam ir jis per ten važiuos iš vieno kito ploto. O tvarkaraštyje panašu, kad jisai 20 arų šitą sklypą žada nupjauti per vieną dieną, tiksliau apie 12-14 valandų. Manau, kad viską padaryti greičiau, jei būtų šiek tiek mažiau medžių. Taip kad kiekvienas turi savo teritoriją skirtingą ir su viena įkrova, aš čia stovi šiaip didžiulė baterija, 13 Ah viršaus, jis su viena baterija lygesniam plote nupjaus virš 6 arų per vieną savo darbą, tada grįžta į stotelę ir joje praleidžia daugmaž 1,5 valandos ir vėl važiuoja dirbti. Taip kad jam per dieną nupjauti visą plotą nėra problemų. Taip kad žygiuojam. Čia įdomus sprendimas yra. Beje, jeigu yra kažkoks kalniukas, jis važiuodamas pakelia į viršų deką ir paskui paleidžia ją į apačią, kad būtų nesigautų, kad kalno viršuje nuskusta per trumpa žolė yra. Arba duobėje žolė per aukšta liko. Jis pats paleidžia deką aukštyn, žemyn, važiuodamas, atsižvelgdamas į ratus. Ratai taip pat turi daviklius. Bet jeigu mes šį pakelsiu šiek tiek iš tos vietos, matom, kad yra toks klibėjimas, ar ne? Tai čia yra jo davikliai, jis jaučia, kada ratas pakyla į orą. Jie abudu ratai tokie pat yra. Tai va, sėkmingai.